Sveiki gyvi visi, 15 Anime Zonos podcast'o epizodas, po gan tokios nelabai ilgos pertraukėlės. Atėjo toks eilinis metas, jau kuris tęsiasi daug metų nuo kalendorius išradimo. Tai nauji metai, kaip ir 2017 metai. Praėjo 2016, ugniniais beždžionės metai, kurie padovanojo mums ugninį orangutangą Amerikoje. Tai gal bus geresni, daug žmonių mirė, bet išėjo nemažai anime. Ir mums padės peržiūrėti šios metus. Kiek čia mūsų? 1, 2, 3, 4. 4 pagalbininkai. Otakusai, taip sakant, gykai, ne? O tai ne 5 mūsų? Nu, tai aš nesiskaitau save. Jisai tai čia, taip sakant, tik tai šiaip, kad įrašinėtų. Jis už 2. Okay. Jo. Kas čia su mumis dabar yra iš eilės? Kilirby. Kilirby, taip, toliau. Taip. Tada Satana. Hello. Gerai, tai judys. Nu ir aš čempiukas, kaip visada, tas pats, nepasikeitęs. Su savo Mazda MX-3. Kaip vertina 2016 metus bendro tokio vaizdu? Gražiai galima sakyti, ar galima sakyti čia? Galit švelniai keiktis, galit? Prastai, bent jau man prastai. Švelniai keiktis nemoku, tai pasakysiu, Aš tai taip jau jaučiuosi paskutinius 3 metus, kas su išleidimu liečia, tai kažkaip neturiu kažkokio išskirtinio išsireiškimo šito aspektu. Nu gal praeitais metais gal ir patiko keli anime tokie išrimtesnių. Nu tai pavyzdžiui, pasižiūrėkim dabar Azarą praeitų metų, ne? Ir ten geriausia, tipo, Best of the Best. Tai buvo tokie Desparadas, Geitas, Kekai Sensenas, Kisejų, Kuragno Basket, One Punch Manas. Nu, tarsi, Prison Schoolas galų gale. Realiai buvo tikrai... Prison Schoolas iš 15 metų buvo, ne? Nu, nežinau, kažkaip matau prie šitų. Nu, tai 15 ir žiūrimgi mes. Nu, tarsi, čia praėjusi. Palygina. Ta prasme, realiai tikrai, ir dar skaičiuokit, kad jūs tikrai iš tų Best of the Best atkrito da tokių tikrai neblogų anime, kurie tiesiog nepapolė, per konkurenciją buvo per didelė. Tai, o dabar, pažiūrėk, iš šios metus nėra net iš vis net kategorijos mechos, nes nesusidarė normaliai dalyvių. Nėra net haremo normalaus, aš dabar permečiau per metus, haremo normalaus nėra. Tai ką galima apie tai pasakyti? Nėra meko, nėra garimo. Nusivylimas. Kai būdavo į metus maždaug 10 grubiai išeidavo gerų romance anime. Nu, gerai, nesakykim gerų. Išeidavo 10 romance anime, iš kurių, kokie 3 geri, kokie 4 žiūrimi ir kitas šūdo gabalai. Tai vat, o šiemet vapšė nieko nebuvo. O norit kontrolinį šūvį galvą? Nu, davai. Faktas. Praėjusios šito paskutinio sezono anime, visi rezultatai parduodamų diskų. Tai vienas apie aidolus serialas pardavė tiek pat diskų, kiek visi likusiai anime kartu sudėjus. Nu, tai čia įdomiai. Tai kažkoks aidolas, net nesigilino. Apie tuos visas mergaitės ten tas dainuojančias šokančias. Ta prasme, ką tai pasako? Pats man gali paaiškinti. Bet čia iš 16 metų, ne? Taip. Čia iš praėjusių nauja, bet tai būtų čia tas ne 16 metų. Ne, čia turbūt ne. Tai va. Kad degraduoja. Gal biški bumas, man atrodo, anksčiau irgi būna tokie kaip ciklai, eina biški palengvėja, paskui kaip numeta kaip bomba, žinai. Vadinasi, šitai metai, vadinasi, bus biški reikškesni, nes jeigu buvau blankus iš kolių, tai reikia žiūrėti pozityvumą tame. Supranti, ne kiekvienais metais tai būna. Šiais metais netgi skaičiau, kad Godzillos filmą ruošiasi anime leisti. Šiemet, jeigu išeina Legend of Galactic Heroes, tai čia bus fuck me. Bet šiaip tai šiemet daug tęsinių paskelbė iš tokių klasikinių, kiek girdėjau, kad... Jo, Code Geassas šiemet išeina. Jo, dar girdėjau Full Metal Panic ruošiasi pratęsti. Full Metal Panic šiemet irgi išeina. Bet tai irgi sako kai ką, kad trūksta naujų idėjų, čia kaip Hollywoodo, žinai. Jo. Grįžt prie klasikos laikas. Nes nieko gero nesugalvoja. Klasika, aišku. Tas idėjos atsiranda progresyviai, paraleliai su mokslu, visokiais išradimais. Dabar, kadangi pradėjau genų inžineriją, tai tuo prasidės tokie mutantai vėl grįžti ir toliau. Kodėl, pavyzdžiui, su genų inžinierija dabar kaip tik Gundamą žiūriu, Sydą, su genų inžinierija. Čia senas įras, Nesvarbu, bet vis tiek jau genų inžinierija. Tai Slowpoke'as čia pas mus Sambukas, nežinai. Vis tiek jis jau daugiau matęs jau vargšėlis.
per 2 dienas peržiūrėjau 25 serijas. Sakyčiau lietokai, aš per dieną atsimenu gal sezoną pražiūrėjau. 56 epizodus žiūrėjau per dieną. Jis darbų neturi. Ne, tai savaitgaliai yra, savaitgaliai. Savaitgaliai yra užimti. O šiek tiek dabar grįžtam prie 2016 metų, galbūt nesupant vatos per nelyg, davai tieškiam savo top 3 geriausius anime. Iš tų, kurių matėm? Ne, tai 3 tai čia. Aišku, iš tų, kurių matėm. Nu, aš kadangi kaip tas, kuris agituoja ir propaguoja JoJo's, iškart pabrėžiu, kad top 3 JoJo's Bizarre Adventure papuola. Nors animacija pačiam nepatinka, bet aš tik tais dėl siužeto ir kad prakišt publikai, kad daugiau pažintų ir sužinotų. Stilis lopas yra. Man tai tiesa nepatiko, visi nuo 2012 metų, kai tas išėjo, pradėjau žiūrėti. Labai fainas toksai. O tai gali kas nors paaiškinti, kad prikolas jame, ta prasme? JoJo, oh my god, tu paprašai iš mindfuck apibrėžti, ta prasme, tu realiai to prašai. Reikia stilių, tokį slapstikį, žinai. Aš supratau, kad čia kažkokios muštynės tiesiog snukelės. Pirmoje vietoje ten viskas prasidėjo, pabandykime apibrėžti pirmus sezonus, kurie tenais buvo išleisti anime formatu. Pirmas sezonas prasideda taip, kad realiai vienas pagrindinių veikėjų gauna vampyriškas galės ir po to jis pradeda jomis naudotis, kad visus ten nužudyti. Tada išmoksta kitas pagrindinis veikėjas naudoti tokį galę Ripples, kad galėtų išgauti dirbtinai, ta prasme, natūraliai iš kūno sukuriamą saulės energiją, kad galėtų priešintis prieš tos vampyrus. Ir viskas rutulio... Fotosintezę vykdo? Tipo, tame principe. Ir po to viskas įsirutulio taip, kad tenais praeina vienas sezonas, po to tenais iš šeimos kartos į kitą persidoda veiksmas, ten nuo Viktorijos laikų į Antrą pasaulinį karą. Tenais jau yra to pagrindinė veikėja jau anūkas, kuris jau tęsia visą tą grandinę visos istorijos ir ten irgi jau susidurė su actekais vampyrais, kuriems virš 10 000 metų. Skamba baisiai. Mano facepalmą jūs matot. Ir tada viskas tęsiasi jau 3 sezone irgi su giminės pratęsimu, kai praeina 100 metų. Iš 1 sezono grįžta veikėjas, kuris buvo vampyras ir visa kova tęsis to, kad jie ne tik dar ne tai, kad Ripples'us naudoja, kad kaip saulės energiją išgauti iš savo kūno, kad priešintis prieš tos vampyrus, bet jie pradeda naudoti standus, tai panašiai kaip Shaman King, jeigu atsimena tas dvasias, kurios galėdavo kontroliuoti ir su jomis kautis, tai panašiai standai yra dvasinė manifestacija kiekvieno veikėjo, kurį gauna fizinį pavydalą ir tik tai stand useriai gali matyti tos kovotojus, ta prasme tos... Gerai, atsiprašau, kad paklausė, atsiprašau. Tai va, aš galiu pasakyti, kad yra šiek tiek įdomiau negu jis pasakė. Turiuomenį žiūrėti šiek tiek įdomiau. Aš ne visus sezonus žiūrėjau, bet bent... Tik šiek tiek? Patikėk, jisai pakankamai kaip pavadinimas, ta prasme, lives up to its name, ta prasme, net kaip pavadinta JoJo's Bizarre Adventure, tai yra literaliai bizarre. Tai realiai visiems rekomenduoju patirtą, nes kai žmogus paprašo ir ne pirmas kartas, kaip apibrėžti visą siužetą, čia yra tragedija, nes tu nežinai nuo ko pradėti ir kai pradedi, tai realiai tas žmogus, what the fuck, kad tu šneki. Tai jo, niekada neklausk, kas yra JoJo's, tiesiog. Jo, pabandyt verta, jo. Jo, tiesiog pabandyt verta. Gal. Okay. Einam toliau. Anyway. Taip. Kas toliau savo pristato? Tiesa, top 3. Jo. Kas pradėjo? Jo, tada dar užbaigsiu, kadangi pradėjau. Tikriausiai top 3-tuko papuola Mob Psycho. Užbaigiau vakar dar žiūrėti. Ir tikrai fantastiškas, tikrai One Punch Man'o kūrėjo kaip darbas man labai patiko ir veiksmų, ir ta paprasta idėja, kuri atrodo šabloniškai kartojas kaip One Punch Man'e, bet pagal siužetą man netgi maloniau susižiūrėjo negu One Punch Man'as. Ir tokia ir stilistika, ir pateikimas, viskas gan net juokingai, humoristiškai, maloniai susižiūrėjo. O 3 vietą, tiksliau nei 3, top 3-tuko papultų, nežinau. Aš svarstau tarp 3, kurios dar mačiau iš tikrųjų. Cabaneri, tai stilistika graži, bet nedėčiau. Joker Game, Day 91, gal tikriausiai, nesu tikras. Iš tikrųjų nežinau. Tai lieku ties šiais 2, 3 toks ant klaustuko. Sekantis? Tai dėl sekantis davai killerį. Aš pas mane būtų
turbūt Erased, tas buvo Kudakė, gal mačiai. Vis dėlto, kaip jis ten sakys, overhypas ten realia, bet tarsi... Geras. Iš tikrųjų, tarsi jis yra geras vien tom, kad jisai turi kažkokią vis dėlto siužetą, istoriją, vystymą, pradžią, personažus, kurie kabina, kažkas, tarsi jis turi tą, kol neturi daugumą anime, tarsi, kurie yra ten apie nieką, vaikiški, ten kažkokie, tai laksto, gaudo, ten šaudasi. O šitas toks turi savo, tikrai neblogą idėją, siužetą ir visą kitą. Jau ten aišku ginčytinas reikalas, jos skonio reikalas, ten kažkam tinka, kažkam netinka, čia nesiginčysim, kol kas. Kol kas. Jo, po to būtų Aldamarino in the Sky. Man nežinau, aš gal net 9 jam parašiau, nes, realiai jisai tikrai geras. Ir personažai man labai patinka. Pagrindinis personažas, kuris tikrai per savo, taip sakant, visiškai to nenorėdamas įlenda į šūdą. Ir jame kapstosi. Ir paskui kapstosi, kažkaip, kas jam belieka daryti, žinai. Tai o dėl trečio tikrai sunkuoka, nes Ješova, kur pasižiūrėjau apie tą vieną aktoriaus teatrą, patiko ir Fune Oamu, netgi ten, kur su tuo netikėtas su tuo žodyno kūrimu šiaip tikrai kažkaip atrodo iš niekur, kabina ir viskas. Ir 91 Days tikrai geras toks gangsterinis thrilleris. Sunku, iš tikrųjų trečio sunku išrinkti. Visi tokie daugmaž yra panašus lygio. Jo, su trečio aš irgi dilemą turėjau. Dar Drifteris, Aito Project, kaip Čembiukas siūlė pažiūrėti. Aš nežinau, jis praeitų metų ar už praeitų. Ką tokia? Harmony. Aito Project, ten kur tu su zombiais tai siuntei. Yra filmas, ekranizuotas, ta prasme. Ten, kur veiksmas vyksta kažkokiai Viktorijos laikų eroje kaip alternatyvai, kur lavonus naudoja kaip vergus. Su kažkokia tai prietaisais, kad realiai galėtų kaip darbinę jėgą jos išnaudoti. Bet aš nesu tikras, ar jis praeitų metų. Empire of Corpses dar angliškai. Empire of Corpses? Jo, Shishano Teikoku. Jo, jis 15 metų, jo. 15 metų? Tai tada ne į temą. Jo, tada netinka. Gerai, tęskim. Gerai, čia užsieškojom biškį. Tai va, kas toliau, sekantis? Tai jeigu niekas, tai aš. Ok. Labai sunku 3, nes, kaip ir sakė, labai nėra daug gerų. Bet man vis tiek, pirmiausia, sakyčiau Šova. Ta Šova Genroku Rakugo, būtent apie Rakugo. Iš tikrųjų, tai pirmas epizodas labai ilgas, nežinau, ar prisimenat, kad žiūrėjot, tai jis ten 50, atrodo, minučių. Jo, beveik valandą trunka, tai galima sakyti, dropinau, nes galvoju, eina namas, ne. Bet kažkaip paskiau susižiūrėjau ir labai lengvai susižiūrėjau ir tiesą pasakys buvo visai įdomu ir dabar antras sezonas eina ir tą žiūriu. Tai jo, čia visai nieko buvo. Antras, tai aišku, tas pats Bokudake Erased, žodžiu. Nes visi jau sakė dėl ko. Bet iš tikrųjų trečią, tai aš vis tiek norėčiau paminėti Digremen. Nežinau, sorry. Žinau, kad daug kam nepatiko. Jo, Digremen Hollow. Aš net pirmo sezono nebaigė, nes ten labai ilgas. Aš pirmo sezono irgi net nepradėjau. Pirmas man labai patiko, aš antrą bandžiau žiūrėti, ten kažkoks totalus briedas jau tam prasidėjo. Būtent žmonės sako, kad pirmas sezonas buvo geresnis, bet aš asmeniškai, kadangi mangą skaitau, man pirmas sezonas nepatiko, nes jis buvo per ilgas, jis buvo per daug spalvingas, jis buvo per daug. Ir pagaliau antrą sezoną padarė pagal mangą, jis buvo tamsus. Jis buvo toks niūrus, aišku, biški irgi sugadina, bet vis tiek norėčiau paminėti, jis buvo geras, mano manimu, kaip mangos. Aš tai manau, kad didžiausia problema tame, kad jis išėjo per vėlai. Aš, pavyzdžiui, tikrai ir dauguma neatsimena nei velnio kažkas. Ten buvo kažkas kovojo, lakstė ten taip toliau. Bet realiai ten detalių, kas ten pirmas 2 serijas žiūri iš jūs, apie ką čia, kur, kaip. Tai va čia didžiausia problema. Tai 8 metai. Taip. Tai kadangi aš mangą skaitau ir aš jas renku, tai man lengva prisiminti galbūt dėl to. Tai va, aš vis tiek norėčiau paminėti. Tikrai vertas. Mažiau metų negu Berserkų išėjau, taip. Po to galėsim top 3 leviausius. O, gerai. Oi, vaikin. Tai gerai, aš savo pasakiau. Galiu ir aš savo topus pasakyti, niekam čia bus neįdomus, nes pas mane pirmas yra Re:Zero. Oh my god. Aišku, žinau, kodėl dėl Rem.
Tai žinau. Okay, next. Ne tame esmė. Visi sako, kad karočiai yra popsuha taip toliau. Jisai yra geras. Jis nėra geras. Jis yra neblogas, pavadinkim. Jis yra vidutiniškas, visiškai vidutiniškas. Jis turėjo labai gerą perspektyvą, tavo prasme. Va, jisai perspektyvus. Vienas karočiai. Tada šiaip aišku, antras tai tikrai reizdas. Žiauri geras, žiauri patiko. Ram, aš taip žinau, kad reikia pažiūrėti. Oi, patikėk. Ten yra. O šiaip, dar iš tikrųjų trečioji Alderaminas arba 91 Date. Alderaminas man labiau patiko, nes ten, kaip sakant, daug strategijos buvo. Ten žiauri geras. Jis toks labiau pramoginis, galim pavadinkim taip. Pramoginis su strategijom. Vienas Day toks ramesnis, toks, Jo, 91 Days tai yra, apie mafiją, o ten yra apie karą. Biškiai yra skirtumas, bet irgi pašaudo, pažudo. Smagu. Pasižiūrėti. Bet šiaip kalbant apie tą 91 Days, tai šiaip iš viso smagu, kad kažką tokio padarė, sakykime, mafija, kažkas tokio visai buvo neblogas. Man jisai patiko, kad jisai gan tiksliai parodė. Man iš tikrųjų nusivažiavo 91 Day ant 5 serijos, kai iškart parodė tą meksikietį, kuris kaip koks Chainsaw Massacre, ten pradėjo visus žudyti, pult. Ne, aš nesakau, kad jis blogas. Ne, meksikiečiai tokie ryrai, dėl to Trumpas. Čia taip turi būti. Bet tai ten jau over the top buvo, ten visiškai netiko tam. Bet tarsi tai yra tik vienas elementas, tarsi. Jisai turi trūkumų. Visas, jisai kaip visuma, tai jisai yra tikrai geras. Nes, ta prasme, atėjo tas meksikietis, ten padarė kažką tai ir jie nebeliko. Ir toliau tęsiasi, ir po to tęsiasi, kaip tęsiasi. Viskas buvo normaliai. Įsivaizduokim, kad nebuvo jo. Jo, bet būtent pradėjus apie meksikiečius, pavyzdžiui, Driftersai, kur tas buvo Coffin Man. Galima sakyti. Ten nesuprasi, kad jie meksikiečiai, kas ten visi vienodai. Ten iš vis nesuprasi, kas toks buvo, bet kai jį sudraskė į gabalus. Ačiū, spoilerius. Man mačiau vis tiek. Kurį ten? Gerai, kad praklausiau. Ne, šiaip Drifters yra žiauri geras. Aš nežinau, kodėl jį visi taip nuvertina. Man nepatiko. Jisai levesnis yra už tipo Helsing Ultimate, bet jisai vapšė ne prie ko. Ne, jisai toks pat prie ko, kaip Mopsiko, visiškai vizualiai tas pats personažai tokie patys. One Punch Man. Bet jisai nėra Helsing. Bet jie visi lygina dėl to, kad to paties autoriaus ir to paties stilius panašus. Taip, ir žanras panašus. Jisai yra visiškai kitas anime, jisai yra visiškai apie kitką ir jisai yra... Vapšė, neprie... Aš žinau, kad tai tikrai ruošiuosi užbaigti, nes po pirmos serijos kablio negavau, bet... Aš tai žiauriu kablį gavau, peržiūrėjau visą gal per vieną dieną, tikrai man patiko. Jeigu lyginti Drifterius su Helsingu, tas paskas bulviai. Ar bulviai kepta, ar bulviai virta, vis tai bulviai. Kai žiūrėjau. Jo, aš mėgstu keptą. Gali valgyti su kažkuo kitkuo, negu, pavyzdžiui, virtą. Visas bulves gali taip valgyti. Ne. Su Drifteriu problema tame, kad jį rimtai žiūrėti sunku. Jis toks idiotiškai patosiškas, kad, jis, tu žiūri... Mane užknisa, kad istoriniai personažai atvaizduojami kaip kokie priedurniai. Mane tas nepjauna. Kaip debilai kažkas. Svarbiausia yra taip, išjungi smegenis ir žiūri. Ne, aš taip negaliu. Taip su hentais yra belekas, ten visi plakasi, smagu visiems, karočią. O ko daugiau reikia? Ne, rekomenduoti, aišku, galima Drifterių žiūrėti. Tai yra pramoginis, geras, gražiai nupieštas, viskas, problemų daug ten nėra. Jo, aišku, karočią, kurie klausote ir reizdą pasižiūrėkit, tą rezervą pasižiūrėkit, karočią, ir bus viskas gerai. Rezervą nėra. Ir šiaip man dar kas patiko, tai Gate'as 16, antras sezonas Gate'o pirmo. Tai tavo trečias anime? Čia tas pats šūdas. Čia vietoj rezervą. Tai antras sezonas, šiaip taip ponikis buvo. Pirmas daug smagesnis. Man tai irgi patiko, daug spalvų, karočią, smagus toks. Spalvų? Flip-flaperius tada žiūrėjai. Nežinau, man kažkaip tai. Tai va, kalbant apie animaciją, tikriausiai Cabaneri labai vertas tavo paminėjimo, irgi kaip ir Drifters, kadangi stilistika, piešimo stilius, viskas labai gražiai imponavo ir atrodė iš tikro. Tai praktiškai siužetą gelbsti, jeigu ne siužetas pats, tai animacija. Man tai nežinau, animacija to Cabaneri kažkaip nepadarė didelį įspūdžių. Ne, bet animacija buvo graži. Storylinas, ten brūdas buvo, veikėjai irgi buvo visiškai... Bet veikėjai problemas yra didžiausių veikėjai. Čia traukiniai, ne? Jisai yra toks, yra Attack of the Titans ir maždaug yra Cabaneri. Ir tas Cabaneri maždaug tokia, žinai, šrotinė versija. Kas liko, sumetė viską į Cabaneri. Jis daug galima padaryti, žinai. Cabaneri iš vis viena geriausia animacijų buvo, žodžiu, praeitais 16 metais, tai manime.
Ne, tai čia daug kas taip Bet galvoja. aš nepasakyčiau, kad ten labai gerai išnaudota jinai buvo, tarsi galėjo... Ji buvo graži, bet neipatinga, jeigu aš žiūrėjau. Man, pavyzdžiui, netgi asmeniškai Tales of Zestiria gražesnė buvo animacija. Jis stipriai Ten gražiai. vaizdai gražus labai. Labai Ten gražus. žiauriai gražiai padarytas backgroundas, veikėjai irgi, ten viskas gražu. Aš nežinau, kaip, kodėl kabaneris, well. Padėjau iš populiaresnis. Jo, populiaresnis, daug populiaresnis. Ir priedo Tales of Zestiria prasidėjo 3 sezonas, kurio reikia išlaukti ir pradėti. Ok, kaip jums tada dar animacija Yuri on Ice? Please. O kas yra geras animacija? Šiaip animacija labai dinamiška. Tai dar, man atrodo, šias būrėjus ten bus biškai kitaip pataisyta. Esmė tame, kad animacija yra vidutiniška, bet kas patinka fanams, nes aš kaip ir, Yuri fainė, bla, Tai va būtent. nenustebinsiu, bet esmė tame, kad viso pasaulio čempionatai čiuožimo giria, kaip yra atlikti triukai, tai yra kaip tikroviškai yra pavaizduojama. Animacija gali būti tokia, biški bet labai tiksliai yra pavaizduojami būtent triukai ir tai yra arkliukas. Tai va duokit man tokį anime tik normalų, su normaliais vyrais, normalių moterim. Normalu, kad būtų, kad būtų... Pirmas pasirašau. Tenais kaip buvo ten tikras pasaulis, tas spindėtas tame animėje. Viskas ten gerai, žmonės, viskas ten Būtų gerai. taip, ten būtų moteris, vyras ir būtų belekas. Eik, tu Samas, nereikia romantikos, ne. Dabar įsivaizduok, kad gyvai mes pasikėlė ir bitė, čiuožė mies paskui kitą. Nu ir gerai. Galu neduriu. Tėve, gerai, nesigilinam, nes. Šitas, kadangi sporto sferą paliečia, ten buvo vienas anime, kurį apie regbį buvo leidę, kas nors įžiūrėjo. All Out? Ir kaip? Nieko gero. Nu, standartinis, visi tie sportiniai anime yra klišiniai, žinai. Ten tas pas mažiukas yra, vienas iš tų žaidėjų mažiukas pagrindinis, tas protagonistas. Nu, Ipo Ir jisai ten kompleksas. pakyla iš mėšlų krūvos, jis tampa ten kažkoks aфиgenas guzas, raumenų ir taip toliau. Nu, tai visi taip yra, kaip ir Haikyuu, kaip ir tas Deisas, kaip ir, visi jie taip. Jeigu kalbėtų apie sportinius praėjusiu metu, tai Haikyuu ir daugiau nieko, nes... O Diamond nueis. Ne, iš tikrai iš beisbolo ne fontanas, jeigu žiūri. Initial D, legenda 3 Mugenas irgi geras. Tai Initial D buvo kažkas leista? Mugenas, jo, trečias filmas. Ai, filmas. Yra čia nežinau. senų serijų 3 filmų išleisti revorkinį. Perdaryta su gražia animacija. Tai čia senas, galima sakyti, vadinasi. Jo, senas, bet padarytas naujai. Man patiko, man visi Initial D patiko, nes aš mašinas mėgstu. Nu, čia jis šiaip geras siužetų. Ten vis dėlto Initial D, žinai, kas prisidėjo kurti, studiją atėjęs, tipo top 3 pasaulyje vertinamas geriausias drifteris. Ir jis yra japonas. Jis nuėjo į studiją ir sako, kaip taisyklingai pagal fiziką kurti mašinų driftavimą. Man patiko, man jisai patiko, dabar tipo tas kūrėjas pabaigė su to Initial D ir galvoja daryti kažką su raliu. Nu, tai jeigu kažką sukurs, tai bus tikrai labai gerai. Tikiuosi, šį kartą kreivų snukių nebus, jau normalus snukiai. Vat, man su tais irgi kreivais snukiais irgi nepatiko. Būtų normaliai padaryti, tie snukiai būtų viskas taip gerai, būtų kaulas. Ir dar biški romantikos būtų. Kas tu su ta romantika? Romantika. Kažkam trūksta meilės. Meilės žmogui. Ten, kur, Meilės niekada nebūna per daug. Ten, kur yra mašinas, turi būti ir... Aš atsimenu, žiūrėjau drifterius, fuck this, Initial D prieš 10 metų kažkokį. Pamačiau, kaip ta kartoninį mašiną posūkį ėmė, tai pas nesik buvau įsijungęs, aš šitą matau viskas. Man ten užteko. Aš peržiūrėjau nuo pačio pirmo iki pačio Gerai, visus. tai jau nuėjom. Jo, anyway, čia jau per daug. Tada prasme, jeigu dar prie sportinių galim tada priskirti šiaip netgi tą šokų Geki Nausomą. Realiai ten irgi patapo jau sportiniu, nes realiai ten turnyrai ir turnyrai. Sportinis azartas, bet ten sporto tiek pat, kiek lašišo jalaus. Kodėl? Eik, tu matai, kad... Ten tokie turnyrai vyksta, kas ten darosi. Tu matai, ten kokių širinį vietų, ten jau reikia... Aš tai mačiau, nereikia matyti, aš mačiau. Jau keičia geriau, jumkit. Visą laiką aš žiūriu, aš jau manau valgyti, nervuoja mane. Aš irgi. Bet kadangi naktį žiūriu, tai niekada neįdavau daryti, nes labai tingėdavau. Ne, man atrodo visada valgyti nori. Žiūrėjimo, ne? Ja, pauostydavau. Geras, sako, kiek Nausoma tai tikrai geras, man patinka. Jo, žiauri geras. Bet aš nelaikau jo sportinį tikrai. Nu kaip ir Yuri on Ice nelaikau sportinio šanime. Yuri on Ice tikrai sportinis. Nu, jis skaitosi dailus iščiuožimas, tai šokis, I guess, I don't know. Tai šokis, bet techniškai tai yra sportas. O tai yra labiau prie meno, ypač kai tokios lūpos artėja, tai ten jis vis. Oi, ten tai yra super. Super, nu, lūpyčiai, nu. Jūs nesuprasit.
gali būti, kad nesuprasi. Kuriems leviausi buvo išmatytų? O, daug. O mano trejetukas neįdomu. Nu tai gerai, kurie lėviausi tada buvo. Gerai, Daikatana, šiaip aš Tavo trejetukas. norim tavo trejetuko, tu kažkaip... Nu, Reisą dar visi minėjo, aš neminėsiu, bet man žiauriai nepatinka, kad yra labai nuvertintas mano mėgstamiausias saldžiasis anime Grimgaras, aš labai patiko man jisai. Jis buvo nuobodus. Kodėl niekam nepatiko Grimgaras? Toks fainas pasteliniai backgroundai, veiksmas toks biškai realistiškesnis, viskas. Aš galiu pasakyti... Pavyzdžiui, Grimgaras jisai buvo labai nuobodus. Jo, jis Galiu nuobodus. pasakyti, To mašino patinka. jie per daug stengiasi... Jie per daug stengiasi padaryti labai rimtą tokį animę Jo. ir persistengė. Nes Buvo jis ir patiko, nepersistengė, nes aš Persistengė. žiūrėjau. Aš karočią jį žiūriu ir man tas antraplaninis veikėjas, nu, ant tiek užpysa, Ai. kad galvojau, kad karočią Tas raudonplaukis tas? Jo. Bet jis šiaip realiai biškai tobulėjo Ir patiko, eigoje. nes Jis skanu. ant Jisai galo jis gerai ten tobulėjo. Jo, jis ant galo kažkaip nebuvo kažkaip... įvystyti. Jis normalus paskui pasidarė, ta prasme. Nu, jis šūkavo daug, bet jisai paskui šūkavo su reikalu bent jau vėliau. Pradžioje jis ten šūko belekada. Jo, va būtent. Tai vat, man va tas va ir atmušė. Ir man visą laiką jis ir taip neskanus buvo. Ir tai baigėsi. Ten daug. Ne, nu ten dar ten vieno personažo, ten toks twistas įvyko, toks biški, nežinau, kažkaip kreivai man susižiūrėjo, žinai, kad, nu, nepasakosiu, nes čia bus spoilas didelis. Daikatana, numeris 2. Tai čia buvo numeris 2. Pirmas buvo Reisidas, bet kadangi tai Numeris daug 3. kalbėjau, tai aš nieko nesipreičiau. Nu, numeris 3, ar nematyti? Dėl trečio aš esu, kadangi didžiulis slapstiko fanas, man patinka belie koks kreivas veiksmas, kreivas nukiai ir taškymas į Viskas malą. aišku. Viskas aišku, kas. Tai tas... Jūrianais. Tas 100 kažkoks, ar ne? Mob Psycho 100, aišku. Mob Psycho, Mob jo. Psycho 100. Man Aš žin, tada ką kiti nežiūrėjau. galvoja, man patinka, tai jau Geras šlykštus jis nukiai, buvo, viskas kiaulės tvarkoj. nukiai, ten tie visi, bet veiksmas ten afigienos. Negaliu Aš ginčytis. dar to nežiūrėjau. Neblogas. A, jisai labai geras. Jo, jis... Tai One Punch'as praktiškai. Man tai už One Punch'ą net malonesnis. Pradžia biški tokia atrodo gal ir stagnatiniai, bet ten labai staigiai suvažiuoja. Jo. Nes aš buvau įsijungęs pirmą epizodą, užmečiau akį, taip... Ir tada pradėjau gundamą žiūrėti. Man iš tikrųjų gal šiek tiek labiau negu už One Punch'ą imponuoja, bet aš antro sezono labiau laukiu One Punch'o negu... Man One Punch Man buvo Mob Psycho. įdomiau, nes toks biškė daugiau Aš nieko. One Punch'o, tai man atrodo, One Punch'o tai daug kas laukia antrą sezoną. Ir man Aš tai- atrodo, čia mačiau kalibėjimą, atrodo, kas čia buvo biški minėjęs, kad nepatiko jam tie flip-flaperiai, žinai. Ant tų žodžių pasižiūrėjau. Ten kiekvienas Mob Psycho, bet su mergaitė. Žiūrėjęs aš jį. Briedas kažkoks ten tas. Ten dar pasakė, ten nėra, ten tik 2 mergaitės. Nu, ten tik mergaitės, ne? Nors pasižiūrėjau tą pirmą epizodą, man priminė biški Kill la Kill. Jūs sakyti, jis buvo beveik Oi, kaip tai iš... tau labai patiko, Kaip iš Gurren Laganų, veiksmas buvo kaip iš Mob Psycho, tai reikia žiūrėti. Sprogimas Aš jau galėtas kai buvo. pamatau, kai pamatai, kad prie main characters parašyta tekstuose Rosie Chicks, gali pagalvoti, tikrai bus vertas dėmesio. Nematai, bet šitą pažiūrėjus, tai man sudomino, aš pažiūrėjau Keidžų pirmą epizodą, gal nusižudysiu, žinai. Tai skirtumas didžiulis yra. Hebra, aš kadangi irgi sci-fi fanas, yra kažko gero iš praeitų metų science fictiono. Aš Dimension W tik tai žiūrėjau. Tai palauk. Slabnai buvo šiais metais. Gandamas neblogas buvo. Okay. Iron Blooded Orphans šitas. Geras ar nebuvo? Biški rimtesnis jis toks. Jo, jis toks gan nieko, rimtas. tikrai nieko. Kas nori Dimension W žiūrėt? Žiūrėjau. 4-5 epizodus žiūrėjau. Geras, šiaip smagus. Man irgi toks patiko, bet dar nebaigiau, bet jo, toks savotiškai 7 gal ir ištemptų. Man tai jisai labai patiko. Nu 7 yra daug, man. Ai, čia tau daug. Ai. Jo. Nu, mat kaip. Nu gerai, tada toliau. Kas čia norėjau, kad tai taip pat išlikščiausia anime blogiausia? Leviausias. Jo, Aš dabar įjungsiu Azarę išrinktus, kurie pretendentai leviausi. Nu, aš iškart vien balsį. Ne, daug tai nevardinam, pavardink 1, 2 arba 3 maksimum, viskas. Aš tik vieną turėsiu. Aš tik vieną vienintelį turėsiu, matau, užtenka. Vienas vienintelis. Ma, aš irgi vieną matau, kuris yra šudiniausias. Aš porą turiu. Nu, davai, sakykit, nes aš šį turiu, ką jūs sakysit. Nu, davai, atspėk. Berserką? Atspėk. Yeah. O, žinok, pakalbame apie Berserką. Jis tragiškas. Nemačiau. Animacija aukščiausio lygio. Ninos personažas yra pats idealiausias pasaulyje. Ten, nežinau. Mačo vienas. Objection. Objection.
Nes iš tikrųjų animacija yra... Galima sutikti, kad tikrai verta žiūrėti jau yra, ne? Animacija yra animacija, mums nepriprasti animešnikam, tai aš sakyčiau, kas antram yra baisus, žinai, baisiau nei baisu. Ta prie tos animacijos puikiai galim priprasti. Pati istorija yra tikrai, kiek aš atsimenu skaitydamas mangą, skaičiau kažkiek tai ten, ne, po to viso užtemimo ten pasaulio pabaigos. Viską ekranizuoja pagal mangą. Tai realiai, tikrai, aš kažką tai tikrai atsiminiau, kad iš mango 6, anas 3, tas mes žiaurumo dachera personažai, kodėl varo ant tos mergos, aš ir nelabai suprantu. Realiai man tas jos toksai... Iš karto. Jinai yra tokia stirva, kad net yra faina. Ne. Jūs tiesiog nesupratote to personažą. Aš tai nieko neturiu prieš nieką. Kaip jinai, tarsi, tu įsivaizduoji tokį religinį fanatiką, ne, kuris papuola į tokią situaciją, kur jo pasaulėžiūra yra, taip sakant, išverčiama išvirkščiai. Išprievartaujama. Tas prievartavimas jos vyksta pastoviai. Ir jinai visą lūžta ir jinai pabaigoje iš principo jinai jau beveik normaliai pasidaro. Ačiū. Realiai, tikrai, pats anime yra geras. Aš nesuprantu, kuo visi ant jo užsipolė. Gerai, kreiva animacija, dieve mano. O kas ten taip blogai su to piešimu? Jis yra CGI. Jis yra normalu. Tai čia tipo... Tai yra geimų intarpai. Jis atrodo tarsi pikseliotas vos, ne? Jis labai tragiškai žiūris. Ten yra tokia tekstūra, tokia keista labai, kuri taip, Palyginimui, pavyzdžiui, jau maloniau žiūrėti būtų slideshow mangos, ta prasme, kur būtų MMV padarytas, negu kad žiūrėti, ta prasme, tokią per iš tolėto ištrauktą animaciją. Ne, bet čia bent spalvos buvo. Esmė labai paprasta yra. Tai yra paprasta labai esmė. Tai yra klasika tapęs anime, kurių tęsinį išleido po 20 metų ir tai, kas sugebėjo ją iš to išspausti, yra... Tai išspaudė daugiau negu iš filmų, tai tikrai faktas, kad filmai yra daug prastesni už serialą. Ten yra animacija prasta ir suspausta viskas per daug, išmesti gabalai tikrai istorijos, o čia yra tikrai normaliai ekranizuota manga. Bet tų filmų esmė jie kaip rakapas, tiesiog. Taip, bet jie sugadinti dar, priedų dar sugadinti. Jeigu serialą sugadino manga, tai filmai sugadino dar kartą. O šitas jis nesugadino, jis taip, kreivai nupieštas. Bet turėkime omeny, man pavyzdžiui animacija 98 netgi ženkliai geresnė negu praeitų metų. Tam palyginimui. Čia priklauso nuo anime. Čia, žinok, dar... Priklauso koks anime. Tai čia Berserkas. Biški šneka. Grimgarė man, pavyzdžiui, visas vizualizacija yra afigėti. Man tai per daug miela. Tokia pastelinė labai. Tokios fainos spalvos. Viskas nesuprantat, kokia yra kūrybinė siela tai anime peteikti. Gerai, aš kalbėjom Berserką, ką toliau dar? Aš dar noriu apie tą Berserką. Pavyzdžiui, Sidonija no Kishi irgi taigi yra toks pats piešimas, ne? Toks pats. Panašus. Dar nežiūrėjau. Bet mechom tai tinka, tai yra mechos, kai žiūri žmonės, netgi Sidonija yra gaidys, bet ten yra pastatai, ten yra architektūra, ten yra kosminiai laivai, ten yra laivai. Antram sezone pagerėja. Berserkė, pripažinsiu, prašiau negu Sidonija. Turėkime omeny, Berserkas turėjo ekranizuoti Goro, jis turėjo tamsą gerai atspindėti ir per CGI jis to neįgyvendino tiesiog, tai buvo neįmanoma. Aš nemačiau. Tikrai tamsesnio ir žiauresnės animės, žinok, dar reikėtų paieškoti praėjusiam sezonui. Ne, šiaip dar labai reikėtų paieškoti. Retas dalykas, antiek žiaurus kaip Berserkai. Ten, tikrai yra labai retas anime. Tikrai nemažas Goras. Jeigu jisai būtų, aišku, kokiam nors filme ar OVA, tasme formatas kitas, tai aišku būtų dar geriau. Bet kaip serialui TV, tai jis pakankamai, žinokit, Gorė. Jis goriškas, bet tas Goras jis toks atrodo... Palyginkim, pavyzdžiui, paimk 98 Berserko ekranizaciją, pavyzdžiui, animuotą ir praeitų metų. Kurį tu rinktumės maloniau žiūrėti, Iš stilistinės pusės tai tikrai naują serialą. Ta prasme, tau iš Goro perspektyvos atmosferiškai malonės. Senas serialas, jis toks daugiau, jis šviesesnis, stipriai. Tasme, ten jokių ten tų babaisų nėra, ten iš principo kaip, fantasy. Ten 3 filmai realiai tiek. Bet realiai fantasy. Ten buvo daug žudimo. Taip, tai žudimo daug, bet šiaip realiai tai, žmonės kovoja su žmonėm, ten karas, O tai tipo jau tas 16 metų ten... Taip, ten jau viskas, ten kai ten žmonėje, ten jau vos gyva. Ten jau postapokalipsas. Taip, jau Reikia žiūrėti. Bet aš tai jaučiu, man reikėjo skaityti tą mangą, nes tiesiog pabaigų ten pasidarė, vis vėl tenai antras gimė, antras jisai buvo, kas ten nesupratau. Man reikės skaityti vėl iš naujo, nes tas antras kiaušinis, kai jis įsirito, tai aš nesupratau, ką ten dvyniai dabar ten kažkokie tai. Ar čia susipainiojusi istorija? Ne, ten manau, žinok, žiūrėk, ten realiai viskas ten taip, pabiškai įsivažiuosi. Aš antras iš to šūdo nežiūrėsiu, tikrai.
Ne, kodėl? Aš, pavyzdžiui, kartais būna taip, kad labai išpizdavoja, pasižiūri, nebuvo toks blogas. Nu jo. Ne, aš žinau, tas anti-hypas toks nesuprantamas man šitoje vietoje. Bet okei. Ta prasme, tikrai atrodo galėjo pasistengti, nes ten buvo daug failus. Žinai, kame yra esmė, va dėl to čia jau visi jaučiu, va taip pasako, kad, tai pažiūrėkit, čia kiek metų praėjo, čia toks kūrinys, čia galėjo pasistengti. Bet kai žiūri jaučiu, kai pagalvotum, jeigu būtų nebūtinai berserkas, tai jaučiu ir nebūtų taip blogai. Jeigu tai būtų originalus anime dabar išėjęs, tai jisai būtų užmirštas kitais metais iš karto. O kadangi berserkas, tai jisai biškutį išlaikys ilgiau. Ne, mano situacijoje tai serialą gelbėjo naujai tas, kad buvo prieš tai tie lėvi filmai. Jeigu nebūtų buvę tų filmų, būtų išėjęs iš karto šitas serialas, po senojo, tai tikrai būčiau šį suvaręs į miltus. Bet kai išėjo po šitų filmų šitas serialas, tai geriau jau taip negu niekaip. Mano tokia nuomonė. Mano nuomonė jau geriau nieko negu taip. Bet jau geriau negu filmai, tai faktas. Okay. Toliau. Aš tai norėčiau paminėti būtinai Divine Gate. Divine Gate? Divine Gate. Šitą šūdą net neatsimenu. Ne, aš pradėjau žiūrėti, nes jis atrodė labai įdomus. Gražus piešimas, openingas labai įdomus, veikėjai įdomus, bet pirmas epizodas tai buvo vienintelis įdomus epizodas. Peržiūrėjau pirmą epizodą, įsijungiau antrą epizodą, galvoju, užteks. Aš peržiūrėjau visus, bet labai skaudėjo. Pražiūrėjai viską? Viską. Ten lempu. Praskipinau biškį, bet pražiūrėjau. Ten yra, net studija Pierrot yra. Tai... Bet aš tikėjausi gerai, aš tikėjausi daug. O tai žaidimai, esi žaidęs tą, pagal Divine Gate? Ne, žaidžiau. Nes čia yra žaidimo adaptacija. Aš supratau, kad iš žaidimo, bet vis tiek aš tikėjausi daugiau. Ne tą šarėlį ištriškų. Aš norėčiau paminėti Majoiga. Majoiga? Majoiga. Šitas buvo baisus. Kuris tikrai turėjo perspektyvų didelių. Pradžia buvo nereali. Aš jo žiauriai laukiau, tikrai nemeluosiu. Aš jo žiauriai laukiau. Bet koks briedas ten paskui. Visi pasakė, koks ten vaidinas, tai net nebežiūrėjau. Aš jį tropinau, bet nežinau, kaip baigėsi. Ne, aš ten dažiūrėjau iki galo, bet... Kas pažiūrėjo iki galo? Aš. Atrodo. Vienas. Aš jaučiu niekada nesu matęs įvertimo 0,1. Čia kur tu šitą įvertinimą matėjai? Iš 10 0,1. Čia kur rašo reviews. Aš 6 daviau, bet ten turbūt tiesiog dėl perspektyvos, kad buvo perspektyva. Piešimas toks nieko. Ok. Tai daugiau iš tokių lėjimų nelabai kažko. O, dar yra. Koks negali būti Terraformers Revenge. Kažkas priminė. Kaip galima tokį žiūrėti šūdą gabalą? Visą peržiūriu. Aš negaliu, ten buvo Ačiū, Čendu, kad peržiūrėjai, nes man dabar nereikėjo žiūrėti. Žinok, tikrai nežiūrėk. Aš nežiūrės. Nebent bus koks trečias sezonas ir bus afigienas ir tada, žinai, kaip teks žiūrėti ir antrą. Buvo pirmas sezonas išleistas 14 metais, ne? Jisai buvo afigienas. Jis buvo neblogas, tikrai. Tikrai, ten buvo daug visko. Gerai istorija, tikrai, man tai patiko istorija, karočią. Ir kas man dar labiausiai patiko... Tiek ten tos ir istorijų, bet veiksmas ten buvo figienas. Ne, ten buvo gerai sugalvota, kad žmonių junginiais vabžys. Kas taip gali sugalvoti? Narkomanai. Būtent. O gavosi taip, kad aš namuose su tarakonais turbūt įdomiau kovoju negu tas serialas ten. Antras sezonas, tai tikrai. Tai jau faktas. Jo, tai dar aš tada paminėsiu Tabu Tatu. Nes nieks neminėjo kažkodėl. Aš per hentajus. Net nežiūrėjau. Pavadinimas tai hentajiškas. Kaip fantasy buvo, žodžiu, labai stipri pradžia buvo. Tikrai labai įdomi, bet... Apie ką jis ten yra? Apie ką? Jo. Nėra mano listą. Laukit, link atmesiu. Ten tiesiog, kaip įprasta, žodžiu, veikėjas paprastas, useless, gauna galių, tai yra šiuo atveju tatuiruotę. Ir ten jis pasidaro biški kietas. Bet... Šaringanas, karočią. Jo, bet visiškai niekas neišvystytas ir... O ten jisai nešaukia bėgiodamas, kad buši nuo džitsu. Ne, bet turbūt galėtų. Ir ta veikėja, jo draugė tokia durna buka ir... Kaip nekenčiu bukų mergų.
Nežiūrėsiu, irgi mane labai nervuoja. Aš kažkodėl jį nežiūrėjau, nes mane matė kažkas įspėjo. Nežiūrėkit. Net nekabinais. Dabar, kadangi mes vis tiek čia ne apie azarus kalbam, ne, nes taisyklėm tom nepaklūstam. Ką manot, ką tikitės apie tą movie, tokį visų mėgstamą, mylimą Kimi no Nawa? Kimi no Nawa? Aš dar nežiūrėjau. Aš įsivaizduoju, kad jisai bus achujenas. Jis nėra toks kaip... Aš įsivaizduoju, kad bus šūdinas siužetas, koks nors Dabar, nesimoningas. Judi, tu žiūrėjai screenerį? Jo. Štiš, piktoji dvasia. Išsijungi. Kalbos. Makoto Shinkai žiūrėti screenerį, dabar pasakyt ant telefonų, tai šis. Tai aš manau, kad iki rezoliucija 320 ant 100 šiam, tai gali Man žiūrėti. atrodo, su Nokia 330. Ja, gali. Aš tai preordinu naujo Blu-ray'ų, tą Collector's Edition, tai gausiu tik tais šių metų spalio gale. Aš iš to rimtų greičiau gausiu. Pažiūrėt, kaip atrodys. Iki spalio mėnesio. Man įdomu, man svarbu dėžutės, noriu atplėsti, pauostyti tą Makoto Shinkai dvasią. O tai nupiratuot nebus galimybės anksčiau. Aš manau, kad bus. Aš noriu pirmas įkelsiu. Būtų faina, parodytume per kokį Mindzone renginį, būtų labai faina. Paskui uždarys, nes voks įmanime. Patentai turėtų, jisai antiek turėtų būti geras, Jis kad nėra aš jau dabar toks jaučiu. geras. Aš bijau, kad žinok, sambiuktum nusivilsi biškiai. Ne, tai čia garantuoti, kaip jis. Man atrodo, jisai vidutiniškas yra. Visi kiti Makoto Shinkai darbai prieš, nes vis tiek savo stilių išlaiko, vizualizacinį stilių savo išlaiko, romantiką. Ta prasme, scenaristo nepasamdė, kaip supratau, ne jisai? Tai jau visi jų filmai yra labai elementari romantika, viskas. Bet ankstesni filmai įdomesni. Nebent tas pats pirmas, tas fantastinis buvo. Man geriausias buvo, tai buvo Beyond the Skies, man atrodo, kaip ten tas. Place Promised in the Early Days? Jo. Nes bus mekom. Ten buvo geras. Po to... Su mekom tai buvo hošio nuo kojo. 5 cm, tai, jisai gražus nupieštas, graži romantika, bet, lemba, daryti anime, kaip čiuvokas važiuoja iki mergos su traukiniu. Viskas buvo tvarkoj. Istorijos ten nebuvo. Buvo istorija. Nebuvo visiškai istorija. Jeigu ten būtų dabar tas čiuvakas važiuotų netraukiniu su tavo Mazda, tada būtų geriau, ne? Va, teisingai. Aš manau, jeigu tai peškom būtų ėjęs, tai būtų greičiau nuėjęs negu ten. Tai būtų istorija. BMW būtų gerai. Ja, su kardu, žinai, ir ten visus kapotina. Va čia suprasčiau. Kas yra iš mūsų didžiulis Bakemonogatari fanas? Įgi išėjo tas naujas Kizumonogataris. Bele koks fanas, koks šūdinas pirmas filmas buvo. A, ne? Bele kaip, aš nesuprantu, kas ten per pešimas ant to pirmo filmo buvo. Nu taip, nepatiko. Kuo? Kažkoks netoks. Koks argumentas. Monogatari serija turi savo tam tikrą piešimą. Narkomaninį tokį, taip. Jinai visa vienodai atrodo nupiešta, ten biški yra tokie stilistiniai pakeitimai, bet jinai yra, maždaug išlaiko savo perspektyvą. Kizu Monogatari visiškai kitas piešimas. Absoliučiai. O tai net personažai kitaip atrodo, ar kaip? Ar tiesiog pakeitė stilių? O tai į ką panašiau, ar į Berserką, ar į Mob Psycho? Aš Berserką nemačiau dar. Aš ir Mob Psycho nemačiau, ir Berserką nemačiau. Ką su tavim kalbėt, klausyk, Net nežinau, kaip paaiškinti, bet sakau, man tai pavyzdžiui asmeniškai, jisai pasidarė per daug stilistiškas. Tai visada buvo toks labai narkomaninis. Tai stilistiškai, tu geras, vadinasi, kad tu peikyti viską reikia žiūrėti, man. Ir žiūrėk. Šiaip jisai kaip Monogatari serijos, tai jisai geras, tik piešimas man nepatiko. Nežinau, mane ta serija biesina, kad ten yra kažkoks čiūvas, kuris su tokiom mergom kirkinasi ten, ir ten tie dialogai tokie tūpi ten jo, nežinau, užnis, nežinau. Va dabar aš laukiu, kol antras išeis Blu-ray'is, tikės irgi pasižiūrėti ir tada trečią dar pasižiūrėti. Ai, dar kojom Monogatari webinis išėjo šiemet. Geras. Aš nepersiverčiu žiūrėti nei vienu, aš net Bakemonogatari nebeigiu. Net nepradėk, žinok, nėra prasmės. Jo, geriau nepradėk, nes jeigu po to... Aš noriu pradėti, žinai, bet aš žiūriu tą chronologinę eigą ir matinais, pats anime jisai stogas nuo jau raunasi, bet tu pažiūrį tą chronologinę tą eigą, tai dar labiau stogą rauna. Nes ten išėjęs naujas epizodas eina į pirmų sezonų po trečios serijos kažkas, bet paskui tas antras dalis to filmo į kitą sezoną, eik tu, nafik, tai nesąmonė. Žinai kaip tu žiūrėk, tiesiog žiūrėk iš eilės paleidimo metus. O prieš tai dar apsirūkį žolės, ar nereikia? Reikia. Nereikia, žinok, kitaip neperskaitys nieko. Karočią, tai va, tu Bakemonogatari seriją tiesiog žiūrėk nuo pirmo Bakemonogatari ir va tai varyk palei metus, varyk, po to ten viskas labai aiškiai pasidaro.
ten kas rašo, kad ten reikia žiūrėti ten tą dalį, po to Koks tą skirtumas dalį. ten Kirkinis su Tai to čia mergom, yra jisai ten lemba. visose serijose ir viskas, ten nieko nevyksta. Jo, Man atrodo, kad tas anime labai gilus, kaip mano siela. jisai geras. Tai va toks ir gilus, žinok. Atleiskit, kad juokiuosi iš kažkieno sienos, bet... Vis pratęs. Neturiu sielos, visai šiltai jinai yra. Kas jie turi? Gerai, pakalbam gal apie komedijas biškė. O komedijų buvo? Mob Jo, Psycho. Mob Psycho, Jo, Mob komedija Psycho. irgi. Nu kaip, ten tokia, tarkim, komedija. Gerai, ten daugiausia veiksmas buvo kvailas, toksai, afigienas. Ai, tai Myriad Colors, gal pakalbam, taigi aфиgiena komedija buvo Azarė rinkimuose dalyvavo. Kuri čia? Tas Myriad Colors Phantom Worlds. Jokauja turbūt. Gaidžių gaidys. Nieko ten gero, neatsimenu. Nieko gero. Reiškia, jeigu neatsimenu, reiškia nieko gero. Kas nors žiūrėjo to Samatsu-san? O Samato, ten tas, kur yra, jis nėra originalus, nėra naujas, jis yra sienų tasinys. Jo, nu tipo baigė 16 leisti. Nemačiau. Žiūri, labai aukštai vertinamas. Jo, jis labai Samatsu užsivertinamas. Ai, 4. Nu gal palaiko tą, žinai, jau klasikinę seną dvasę, nes vis dėlto pas pirmie epizodai tai yra žiauriai seni. Tai turėtų išlaikyti, aš nemačiau dar. Šiam 6 metų. Nu, Manau, labai japoniškas daiktas kažkoks. Jo. Čia labai jau turėtų būti. Reiks pabandyti man vis. Na, tai va, tu gali ir pabandyti. Ai, vėl. Galėsiu po to papasakot patyrimus. šiemet tokių bombų nebuvo, kaip Prison Schoolas, tai tikrai. Nu, bet buvo šiaip Mėgino neblogų. padaryti ten tą vieną kaip Prison Schoolas, bet gavosi nieko. Ne, ten toks glamūras gavosi. Nu tai kuri pati geriausia Ką komedija? žinau, Tanaka kūnas šiaip geras Jo, buvo, man labai patiko. Kono Tas apie Subarašyva tą rimtuolį? geriausia buvo. Apie tą tinginį, tinguolį. Jo. kur draugas visada ant peties nešioja, nu homo. Jo. Šiaip labai faini personažai, šiaip situacijos fainas visai buvo. Paskui tasai... Spalvingumas tai kaip Honey Cloveris. Kono Suba, va. Kono Suba, aišku. Suba. Gera tikrai komedija buvo, kai triusikus vagė. Saugo, kad čia biko judė. Oh yeah. Laiky koją suglaudus. Fuck. Aha. Paskui tas... Na, žiūrėk, nieks neapsaugos. Man tas klubas kažkaip neprilipo. O, jisai toksai labai mielas, šiaip man toksai... Va, jisai man per daug saldus Nu, pasirodė. kaip saldus. Nu, ten, va, pasakai, kaip kažkas atrašė, jis labai gerai subalansuotas. Biški romantikas, biški komedijos, biški kažko tai rimtesnio, žinai. Tai va, viskas ten labai gerai subalansuota buvo. Paskui... Ai. Aš žiūriu tą, pradėjau žiūrėti, nu ten pirmas sezonas 15, bet yra 16, man atrodo. Tas Assassin klasas. Ai, turiu, man atrodo, O ten atsisiuntęs. komedija, žinai? Nu, kaip, nu, čia tos kaip GTO realiai, GTA kaip ten palauktas. GTO. GTO. Great Teacher on his Ten own. realiai, panašus? Jo, labai panašus savo mintim, ta prasme, kad tas yra toksai tas mokytojas, kuris sunaikins žemę. O jis gerai gyvendintas ar geriau negu GTO? Ir, žodžiu, jis ten tie vaikai bando jį užmušti, bet tas mokytojas šiaip jos dar ir moko. Ir tas moko irgi ir visų tų mokslų ir kaip gyventi ir taip toliau. Nu, tas toksai, nu, labai primena. Ok. Oi, kaip minint komedijas, Danganronpa kažkas žiūrėjo? Pavadinimas nepatiko, tai nežiūrėjau. Man irgi. Ten komedija. Aš žiūrėjau, ten yra kaip ir elementų komedijos. Žiūrėjau patį pirmą sezoną, bet šio naujo nežiūrėjau aš. Ten labai yra taip, ten turi žiūrėti pirmą sezoną, tada sužais žaidimą. Ir tada trečią žiūrėt. Žiūrėt kažką ten dar žiūrėt, po to dar žiūrėt. Aš pasimečiau per daug. Aš pirmą sezoną animationą mačiau. Man patiko. Jisai geras, man jisai patiko. Man irgi. Bet blemba, ten labai po to reikia per daug su juo susisiet, kad galėtum Nu, žiūrėti. tipo geimą perėti. Bet šiaip sakė, kad trečią nebūtina kaip ir žais geimo, tai gali žiūrėti iš karto. Tipo, kur išleido praeitais metais anime. Šiaip blemba reiks gal išbandyti. 16 išleido dujos. O, yra, matau, veikėjas iš pirmo sezono šitam trečiam. Gali būt. Tai va, sakau, va, yra tas dalykas, kad ten jį labai reikia jau pasiryžti žiūrėti. Reiks pabandyti. Tasai Sakamoto. Vat kaip tik norėjau paminėti. Realiai, jeigu kažkam patinka Leslie Nielsenas ar kažkas tokio, kuris toks, rimtų veidų daro nesąmonės, kuris yra aherienai kietas. Jis ten blemba. Ne, davai nelyginam su Leslie Nielsen. Jis nerealiai kietas. Jo, Ir tai jis tai kietas. aišku, problema yra tame, kad jisai per ilgas. Realiai 12 serijų ten yra daug. Tai realiai jis būtų 6. Ten aš skaitau,
Jo, būtų 6 serijos. Idealiai. Arba serijos ne 25 minutės, o po 10, pavyzdžiui. Jo. 12, 10 minučių. Nes tai realiai, Buvo super. jis pati esmė to, vidus, tas, jis negilus, dėl to jisai neturi kur plėstis realiai. Pasižiūri, pažvengi, viso. Tas pats, kas žiūrėt tą nuogą ginklą. Jo, tai vat. Irgi pasižiūri, jokinga. Ir tiek. Aš tai atsimenu, aš jį matęs kokias 5 sykius, čia kaip vienas namuose, žinai. Bet 25 kartų per kalėdas pasidaro nebeįdomu žiūrėti. Jisai yra klasika, bet vis tiek tu pasižiūrėtum dabar ir žengtum. Nes tą žiūri, kokią nesąmonę vėl jis padarys ir įsisuks. Kaip jis tai įsisuks. O paskui, žinai, kad jis tai įsisuks. Taip, būtent. Tai šitas yra daugumą paminėtų, matau, Azaro nominacijose. Jo. Yra. Man jisai nepatiko, taip pasakysiu. Sakamoto? Jeigu nepatiko, čia Miklius, kad man reikia žiūrėti, kas aišku. Ne, rimtai tu gali žiūrėti. Ačiū, kad nedraudi. Anime tėvas prabilo. Paskui apie tą jo jau smėgėją, nežinau. Man šiaip jis smagus, aišku, visai buvo. Ta, kur ten... Vatashi... Ne, Vatashi ga motete do sunda. Pavadinimas, ką piet. Wow. Vatashi ga motete do sunda. Šitas. Va. Do sunda. Dūsunda, teisingai. Tai čia man toksai biškai vos neįojus kažkoks. Ai, ne, čia. Ne, tai jinai... Čia yra šodžio. Jo. Jau. Bet toks su komediniu tokiu pokrypiu labiau. Čia jeigu romantikai velta, tai gal jis patys įžiūrėjo. Ne, ten romantikos, ten nežinau, aš nemačiau labai daug. Aš galvoju, kad 17 metų sezonas ant romantikos bus stipresnis. Aš bent jau tikiuosi. Aš tikiuosi, kad visa romantika šiais metais bus kaip Berserkai, viskas. Aš galvoju, kad jeigu tas Masamune Kun's Revenge bus geras, tai man atrodo bus ir geras visas startas. Ten, kur Bachūras, karočią, nori savo biškį... Romantika mus dai, nebent tai netokia kaip ir Yuri on Ice. Ai, tu salto Yuri on Ice. Viskas gerai, dėkui, kad labai... Čia jūs gal viens kitam įkandot. Ir apsikrėtėt. O, Yuri. Užsikrėčiau, jo. Ai, man didžiausias šiemet netikėtumai nusivėlimo, tai buvo Izeta The Last Witch. Tikėjausi, kad bus geras, patapo šūdą. Aš kažkaip... Ten tas, kurio Kalašnikovas skraidžioja, ne? Jo, ta merga. Galvojau, eik, tu savo, kokia gera idėja. Ne, idėja tai nieko. Gera idėja, Kalašnikovas skraidžioja, gerai. Ne, būtent. O tai kodėl? Ten idėja buvo bele kokia. Tikrai, bele kokia. Antraplaniai veikėjai buvo daug geresni. Ne, ten pati ta porelė, nyki buvo, tenka pripažinti. Jo, jinai buvo visiškai jokios chemijos nebuvo tarp jų. Ir ten nusižiūrėtas klausimais ten ir daug ten, žodžiu, problemų. Bet piešimas tai buvo tikrai... Ne, matyti tai Kalašnikovas, aš taip irgi buvau nusiteikęs pesimistiškai, bet realiai, tai gerai, o tai ko ant šluotos, tai gali ant šautuvo, tai patogiaugi taip, gali pašaudyti dar gali, Tai vat. Ai, tu operacijose dar viskas aišku, ten šaudyti. Patranką pasimčiau iš viso. Taip sakant, merginoms patiktų. Aš dabar taip susimašiau, dabar žiūriu, tas šiemėtų nominacijų. Tai sportinio anime praktiškai nieko gero, bet tų Haikyuu nebuvo iš vis. Realiai taip. Yuri on Ice. Nes jeigu jau papuolė Keidžo į sportinio anime nominaciją, tai vadinasi, buvo labai liūdni metai ant sporto. Taip, nebuvo. Metai buvo daug kur, realiai. Šiaip šie metai buvo tikrai labai daug ant kur silpni. Ant Mechos buvo labai silpni. Nežiūrėjau. Ant Sci-Fi'aus buvo labai silpni. Ant Sci-Fi'aus buvo, tai skaityk tik Dimension B. Ir aišku, tas Gundamas. Buvo dar gal Psycho Pass filmas, aš netikras, ar praeitais metais. Praeitais metais, man. Psycho Passas, man atrodo, praeitų metų. Praeitų, man irgi tai atrodo praeitų. Filmas, ne? Jo, turėtų būti. Nes aš dar žiūrėjau, tai man atrodo praeitais, jo. Tai pasižiūriu. Ne, 15, bet gal išleido 16. Ai, dar yra toks labai nieks jo nepaminėjo, nežinau kodėl. Jisai nėra blogas, man tai visai, pavyzdžiui, jisai suėjo. Schwarzmarken. Čia yra Mecha. Aš kažkaip paleidau. Ai, aišku, kodėl nežinau. Tai vat, ir jaučiu dėl to, kad Move Love Alternative tai yra... Taip, tai iš karto minusas. Ne, žinok, va tame ir yra esmė, kad čia yra visiškai kitas dalykas. Visiškai nesusijęs su tuo. Tai blemo, tai galėtų to nerašyti, čia balambūtinas žmonės. Tai va būtent. Vat aš irgi nesuprantu, kodėl parašė tipo side story. Bet tai net neįsivaizduoju, per kurią vietą side story. Other side matyti ant story. Ten jau turbūt labai other side. Kai žinai, karoči 9 vanduo nukisėjo. Tai side story neturi būti visiškai susijęs. Jis tipo yra spin-offas, Move Love kažkokio. Jo, jisai, bet toks spin-offas, kad maždaug kaip užspinino
Tai taip spinino, nuspinino. Neatspėsi, ne nuo kur. Tai čia primena, tai spėlinimas tavo, žinai, ką primena man Naruto fillerius. Va, žinau, kažkas to. Neįtė man. Tik kad veikėjai netgi net jie patys. Nežinau, man po Sidonijos jau bus labai sunku su mekom įtikti, nes man ten buvo perfekt. Ne, Sidonija tai ten buvo kažkas Čia už praeitų metų. Kai reiks pasižiūrėti. Sidonija buvo ten... Kuromokuro žiūrėjau, nes Kuromokuro tai yra originalus Netflix'o anime. Jo. Aš irgi žiūrėjau tik dėl to, kad jis kažkas naujo. Ja, bet... Iš amerikiečių pusės. Aš užmiršiu jau čia po 2 metų, bet ką padaryti. Gerai, gal paminim dar vieną anime. Ir jo. Nu kokią? Kiznaiverį gal paminim vis dėlto. O, va, Kiznaiveris, tiksliai. Aš nežinojau, bet kiek žinau, jisai vienas iš geriausių animacijų praeitų metų irgi. Jo, jis atrodo neblogai. Jis turi neblogą mintį, bent jau Ai, čia tas, pradinę. kur skausmą jaučia visi. Taip. Čia porą epizodų. Žinok, neblogas, pasižiūrėk. Bet nėra geras. Na, Nu, jisai yra vidutinis. Metų kontekste jisai yra neblogas, tikrai. Metų kontekste. Nėra geras. Palyginus metų kontekste, tai yra tikrai neblogas. Bet palyginus su kitais, nu... Nu ir dar Real Life'o mes nepaminėjom šiaip jau. Ai, Ko? blemba, Real Life. Nu, aš jau svajoju grįžti į mokyklą dabar, bet nieks nepriima. Seni triedai. Šiaip tai priimtų, žinau, aš tai mane tai priėmė, kai aš norėjau perlaikyti egzaminą, paskui tik jau laikytos egzaminus perlaikyti. Ai, nu bet tai taigi nebūsi, Ai, taip bet sakant. ne kasdien, kad vaikščiau. Ir ne 16 mečio kokiam kūnė, žinai, nu. Jeigu tu būtum 16 mečio kūnė, tai aš įsivaizduoju, dai ten prasisuktum. O, kokie Jam gražūs užsidročintum. jauni. Nu, prasisukčiau jo iš tikrųjų. Bet tai kalėjimą uždarytų, aš visą kažkaip dalykus. O mergas kabinčiau tolika tą blemą. Aš irgi. Gražinkit Koks mane į tikslas mokyklą. grįžti į mokyklą daryti tą patį, ką darė, kažkaip apie nesąmonį. Tai būtent, kad nedariau. Durnas buvau jaunas, nedariau. Knygą skaičiau, o dabar grįžčiau mergas kabinčiau. Aha. Aš motorolerį tvarkiau. Nu, va, irgi Dabar vargšas. būtų visai jau kitas dalykas, o tada tai jau būtų Aš kitai. tai grįžčiau ir eičiau čiuožti ant ledų. Ai, jo. My Hero Academia ne praeitų metų kartais. Praeitų metų. Praeitų. Nu, taip, praeitų. Nu, aš sąrašę turiu jį. Nu, jisai kaip. Jisai toks... vėlgi. okei. Pusę peržiūrėjęs tai. Nu, jis toks tipinis ale tų supergalių. Jo, bet paskutiniu momentu jų jau per daug tokių. Jo, dabar superherojų banga tai eina belė kokia. Jo, ir per daug tokių ir per daug su tokiu piešimu. Nu tai kažkaip jisai taip viskas užpaišyta gražiai ir pradingsta. Ne, bet jis iš smagesnių, tikrai. Jo, tai smagu įžiūrėti, bet nu nėra taip, kad labai wow. Nu, antrą sezoną tai tikrai žiūrėsiu. Nemeluoju. Aš mangas skaičiu, aš galiu paspoilinti. Nereikia, ačiū. Apsėsime Tai šitą. tu savo jojais ten tais visais. Oi, gerai. Nereikia. Reikia. Ok, ir dar vienas, aš žiūriu fandomo kažkokį tinklaraštį, paminėjo Bungo Stray Dogs. Aš turbūt nebaigsiu žiūrėti, nes mane tie tokie keisti, tokie trenkti personažai mane biesina. Aš nesu mėgėjęs tų klasikinių senoviškų mafijos laikų stiliaus, žinai. Bet ten nėra seni labai laikai. Kad tokia atmosfera lyg būtų kokia 40-metį, 70-metį, žinai. Kai tie visi su tais tom gūnais, net ir toliau. Man nervuoja tas durnas, kur nusižudyti norim, žinai. Aš pats nusidyčiau, blėm. Karočią, jį turiu pirmą sezoną atsisiuntęs, antrą sezoną torrentuose dar stovi. Tai nežinau, ar aš jį žiūrėsiu, kada labai. Pateikimas tai jau geras, viskas gerai, bet jau personažai, tai man norisi jį nužudyti, pačiam nusižudyti irgi paskutinį, pasižiūrėjau šį. Po vienos serijos dropinau, nesigailiu. Aš irgi nesigailėsiu, kad bus 5. Aš kai Aš pasižiūrėjau neturėjau pirmą seriją ir irgi taip kažkaip numečiau ir taip jisai ir guli dar pas mane. Gal pasižiūrėsiu, gal nelabai. Pasižiūrėk. Man Tricksteris įdomesnis negu tas Bongavo. Ir va, kadangi taip visi išminėjo, man tai Joker Game buvo užkabinęs 2 pirmas serijas, bet nesuprantu, kodėl jis toks niekam nepatiko. Man patiko. Aš mėgau šį žiūrėdamas. Man patiko, jis toks tikrai savotiškas. Man labai rimto anime trūksta, aš noriu. Jo, aš... Rimtas Apie Apie šnipus, apie prieš antrą pasaulinį karą. Jo, tipo, japonai apmokomi būt šnipais, kad infiltruoti kitas šalis ir apsimesti ten jų gyventojus. Ten rodo visas treniruotės jų, kaip jie turi tą pasiekti. Aš kažkaip galvojau, jisai man taip net neužlipo, nes aš šiaip su pasauliniu karu tai mėgstu anime. Bet kažkaip taip Joker Game užmečiau, kažkur girdėtas buvo, kad gal Prieškarinis čia yra labiau. sequelsas.
Tai vad, kažkodėl ir aš kaip ir net numečiau. Man jis per lėtas yra iš tikrųjų. Šiaip apskritai ant rimtų animės daug kur yra problemų su daug žanrų, ne? Bet vat su rimtais tai uždėrėjo biškiai, ta prasme. Nu man jo, aš jį tikrai užbaigsiu. Vienas iš rimčiausių, man tai, pavyzdžiui, tas Fune nuo Amų. Jo, tai šitas paskui 91 Days, paskui... Jo, 91 Days irgi labai rimtas buvo. Man Bet patiko, jis kad įdomesnis vaikų. negu tas Joker game. Nu, taip, ta prasme, bet abu turi teisę į gyvenimą. Ne. Ne, mirk, ne. Ištrinkit jį nafik. Ne, jie abu, ta prasme, skirtingi, bet geri. Na, aš jau tiesiog labai laukiu. Berserką. Šalin rankas nuo mano Berserko. Remake it with pride. Tik jau geriau, jeigu padaro Berserką Mob Psycho stilium, negu... Įsivaizduoju, Gatsu taip kaltų kaip atominį bombą. Ir tada būtų Don't Nuke Country 2 Time. Ai ne, yra Berserkas tokio stiliaus, vadinasi, jis Bleachas. Palyginant, čia aišku. Nei vieną nežiūrėjau, nei Bleacho, nei to, kaip ten tas vadinasi. Daug praradau. Labai populiarus. Bleacho žiūrėjau gal 20 serijų. Aš mačiau visas 366. Aš seniau žiūrėjau Naruto, po to supratau, kad ten nieko gero nevyksta. Tai aš dabar jį pradėjau žiūrėti Naruto, ten belekas dabar darosi. Pratęsiant, kalbant, kadangi jau baigiam su pagrindiniais, su daugia sezoniai daleiskim, jos iki šiol tęsia. Na, aš tik One Piece žiūriu iš tokių ir jo. Aš žiūriu One Piece, žiūriu dabar Naruto. Nieko negaliu pasakyti. One Piece yra narkotikas. O ne. Kuris neveikia manęs. Ant manęs irgi neveikia. Aš visą laiką palaukiant tokio anime, kur įsikopė kokią 200 serijų, tai visas žiūrim smūgių. Man tai iš tai labai maloniai 50 serijų fileriai, tai reikia paskipėti nuo tas filerių nežiūriu, aš nesu toksai mazokistas išpytamas. Geriausia tai skaityti mangą tikriausiai. Jo, geriau manga, nes tikrai One Piece'as, kai mergina lipa laiptais ir ji lipa 20 minučių, tu nebenori žiūrėti daugiau. Tikrai ne. Nebent žinai, kad kita serija bus. Daug visko įvyksta. Eik, tu savo, vyksta šneka ir jinai lipa vieną laiptelį, tada dar šneka apie tą patį, tada lipa antrą laiptelį. O taip, papus bent parodo gal, ne? Jo, dar papus parodo. iškirškau zapą ir tada šikna. Aš mazohistas, nes aš irgi būnu, kad jeigu pradedu, kad ir labai lėvas animės tengias pabaigti. Kaip pavyzdžiui 100. O šiaip sapkau One Piece'as, tai nežinau. Geras. Vienas geriausių šaunenų. Jo, iš tikrųjų negaliu, ta prasme, aš pats niekad nenorėjau imti šaunenų, bet kai įtraukė kažkuriais šią metais dar mane ir pradėjau, tai kažkaip atsiėmiau žodžius, nes realiai, addictive shit, ta prasme. Pirmas 200 serijų pirmų, filerių praktiškai nėra, bet po to jau taip ištempinėja, kad bliava, čia jau turėt reikia įgūdžių tam tiesiog. Geriausias turbūt rekordininkas tų tempimų tai yra Drakonų kovos. Ne, tai ten man labiausiai patikdavo ant Drakonų kovos, kad būdavo planetas sprogs už 2 minučių. 23 serijos leidė. Ką žmonių daro visokios Drakonų kovos, šiandien matėm forume, kai 3 barsukai atėjo ir piršė po visą forumą. Tai ten tai geri, mane labai, nemeluosiu, mane labai sunervavo. Jo, linkėjimus jums pėdų naudoja. Jeigu... O, žiūrėk, vėl jisai parašė. Taigi aš jau užmaninau. Ar čia dabar kitų nikų jau parašė? Ne, dabar Kirito 1337. Ai, sakiau, čia beviltiška, nu. Tai va, aš galiu jiems pasakyti, jeigu patapsiu moderatorium, susirasiu IP, palei IP atvažiuosiu. Aš tau galiu pasakyti, kau nežinau, KTU. Rimtai? Taip. O, laukit, bachūras viečiu. Ne, nu bent jau IP ten rodai tą vietą. Bet kaip galima taip ateičinai pilščių? Bet svarbiausia galvoju, gal 12 metais, bet jeigu jau rimtai studentas, nu tai tada jau disrespektas visai. Tai labai gerai, nes tada negausi Zajavo. Ne, nu bet aš siūlau ignoruoti ir nusibos. Aš siūlau irgi ignoruoti, bet karočiui, kai surasiu, tai žinokit, bachūrai bus problema. O paskui, kai jau dings, galiausiai reikės kažkaip pravalyti. Nežinau kaip, bet kažkaip pravalyti. Tai va. Ta šūda visą smarvę. Galim šį paviškį jau rištą, aš manau, ne? Ai, tiesa, kaip jums, pavyzdžiui, 16 metų Fantasy Star Online 2? Toks puikus, kad jo aptvai matys. Nemačiau. Aš su to dažiūrėjau. Čia pagal tą žaidimą darytas, tas kas manai? Ten jo, based on video game'as, bet ten yra toks šrotas. Ten man pats žaidimas nepatiko ir man nepatinka. Star Online, nu aš 5 balus daviau iš 10. Anime tipai yra toks.
Bet tarasme jau, matyt, aš jį peržiūrėjau, tai jau mažiau negaliu duoti negu 5 jau, nes aš pražiūrėjau. Nu, aš irgi būna taip, kad blemba pasižiūrėjau ir dar vienas veikėjas patiko. Ai, pizdu. Nu, tai. Atsiprašau. Atleisim. Hui. Šiaip įdomu dabar tai buvo, kai Judis minėjai kažką tai, kad Crunchyroll apdovanojimai kažkokie lievi. Jo. Kas ten gerai su jais? Viskas ten gerai su jais. Jūs matėt, kas laimėjo, kas buvo nominuoti? Ne. Ne, aš nežinau. Bet čia Japonijoje, ne? Crunchyroll, bet nežiūriu apdovanojimų. Jūsų laimiai, man atrodo, 4 kategorijos laimėjo Yuri on Ice. Come on. Su aš visiškai nesutinku, bet na. Aš vieną dalyką žinau, kad geriausias veikėjas visų laikų, tai Rėmas bus. Ne, geriausias veikėjas tapo Yuri on Ice pagrindinis veikėjas. Ai, matau, jis laimėjo geriausią animaciją. Taip, geriausią širdį džiuginančią sceną. Oh my god. Jesus. Kur čia jūs? Crunchyroll. Duokit linką man. Man tai šito šroto net nerodo. Nu kaip tai šrotas, čia ne šrotas, čia Crunchyroll, geriausias, didžiausias servisas. Bet tai nominacijos tai visiškas briedas, buvo visiška nesąmonė. Ir kas laimėjo, irgi visiška nesąmonė. Ne, bet tai čia gal japonai rinko, ne? Geriausia pora. Kas laimėjo geriausią porą? Tai ten kas, aišku, bet... Ne, gali būti. Palaukit, aš dar skrolinu. Juris ir Viktoras Yuri on Ice. Bet best girl... Most heartwarming scene. Nu vai. Ne šiaip best gay couple, bet best couple overall laimėjo Yuri ir Viktoras. Šiaip turėtų būt pridėjimas, kad gay couple. 69% pergaliai. Neblogai. Best drama tai normaliai, sakyčiau, išrinko. Ne, best drama gerai išrinko, tikrai. Best openingas, Yuri on Ice. Best girl irgi gerai išrinko. Best endingas, Yuri on Ice. Best comedy, Sakamoto, sorry, bachūrai. Bet best drama bent jau erased, tai nesiginčiu. Vienintelis. Va, best drama, aš nesiginčiu dėl 2 dalykų. Tai best drama ir best girl. Toliau gali eiti belet. Best girl irgi šiaip levakė kažkokia tai. O best girl žinai kodėl? Todėl, kad yra popsovas anime, dėl to. Čia kaip Elfen Laidas. Bet ne dėl to, kad man... Bet tai gerai. Aš žinau, kad tu nori susilaukti jau vaikų, bet tai neįmanoma, aš neužlysiu, kad bus. Bet tai gerai, jos tengi 2, kodėl šita vat konkrečiai, vat aš nesuprantu. Nes primena iš Evangelijonų. Ką tokia? O tai palauk. Šitą verkė daugiau. Mėlyni plaukučiai. Šitą verkė daugiau dėl to. Pala, kaip ten būna. Rem irgi buvo. Ten buvo Rei. Ai, jo, Rei buvo. Seniai žiūrėjau, nebeatsimenu. Ten irgi buvo Rei, bet tai... Nu, bet nei kiek nepanašu, visiškai skirtingai. Mėlyni plaukai, nesvarbu, jie užhipnotizuoja fanbojus. A gal dar raištį turėjo tokies, ne? Ne, žinok, aš galvoju, kad daug kas... Palauk, turėjau raištį Rem? Kažkurį turėjo, man atrodo, raištį ant akies. Turėjau kažkurį. Raištį? Rem? Nu kažkurį tai, ne? Neturėjau. Paskiau ten daug vėliau. Geriausias berniukas Yuri Atsuki iš Yuri. Kaip netikėta. Bet jis įgėjo nepanašus, normalus šiuvas atrodo, žiūrėk, nu. Nu, atrodo, jis ir yra normalus šiuvas, viskas dar džiaugiasi. Kaip jis normalus? Jis yra normalus, koks normalus šiuvas, jeigu best couple, koks normalus. Bet tu pažiūrėk, gerai, pamirštam šituos visus, gerai, pamirštam. Na gerai, okei, gerai. Žiūrėk, Sataną, matai, kas nors šiais blogietis, metų blogietis. Jo. 0,5% pralaimėjo tavo Kira. Kas laimėjo? Laimėjau iš Erased, tas... Iš Erased, tas... Pusiau pedofilas, Oh, come on. Jesus. Nu jo, ten tas, man tai irgi... 0,5%, o kiek balsavo? Ne, 0,5%, 0,6 pralaimėjau. Jo, 0,06. Vai! Už ką? Trečdalio balsų. Dėl to, kad tu neprabalsavai, Sataną, iki tą balsą. Ko nebalsavai? Prabalsavęs būtų laimėjęs. Kiek ten iš viso balsų buvo? Vat klausimas. Turbūt kokie 10. Žinai, kiek balsučių buvo? 1,8 milijonai balsų. Ir jaučiu, koks buvo 1,6 milijonai mergaičių. Tai gali būti. Aš vienas iš jų. Nes jeigu išrinko, tai tu irgi jau rinkai best boy Yuri, ką sukė. Nu, bet pažiūrėk, kokie klubai pas Yuri. Kaip jis dirba tais klubais, ne? Ir aišku, best couple irgi tu jau čia. Tai aišku. Jaučiu netgi parašiai pat, kad prašau išrinkit šitą. Katana. Bet tai blemba, to į sceną, kaip tas jų blakstienas išryškino, tai tiesiog. Tuo metu net uždėjau pauzę, galvojau prasukt. O turim, tai žiūrėjai Yuri on Ice? Jo. Tai aišku žiūrėjau, nu tai kad... Čiagi Darius, nu, kodėl... Mano viena ranka buvo ant pelės, kita irgi buvo ant pelės, bet kitų, žinai.
Žirkieną turi, savo žirkieną. Mickey Mouse. Gerai, klausimas, Hero of the Year, ne problemų jokių, viskas gerai su juo? Man tai ką žinau. Nu, jeigu ten mergaitės balsavo, tai čia ryškiai berniukai balsavo 12-mečiai. Oi, čia kokie 12-mečiai, kokie... Nu, bendrai gali būti 12-mečiai. Jeigu jiems patiko tas anime, tai gal patiko tas Hero, tai net nežinau. Bet gerai, o sakykime, kokie jums veikėjai neįsiminė, jeigu ne tas, neprisimenu vardą. Yra. Avadeku. Aš man įsiminė labai Juris. Labiausiai tai įsiminė jaučiu. Veikėjas, prašau, Man atrodo, veikėjas. bet kuris iš drifterio veikėjai man įsiminė labiau negu tas. Jo, bet kuris tikrai iš drifterių. Man įsiminė visi iš drifterių, bet aš noriu užmiršti kuo greičiau. Man tai iš drifterių jie patiko, nes jie prikolino. O šiaip geriausiai įsiminė, tai jaučiu tas Iktas Iš Olor. drifterių man labiausiai įsiminė to, Alderamino. iš magijos to, grupės to. Kaip tai vadina, tai jie tas Big boobs, kažką ten Nobunaga, Big Boobs, jo. Jo, Big boobs. Ai, Na, Žodžiu, lietuviškai būtų papingoje ar papuotoje. Jo. Kažkas tokio. Nu, iš Aldamarino on the Sky berniukas šiaip labai nieko buvo. jo, tas iš Alderamino irgi geras. Tik tai tas. Man jis tikrai gerai įsiminė. Šiaip realiai, bet kuris, vienu žodžiu, realiai ne šitas. Jo, bet kuris tik ne šitą. Iš Mob Psycho tas labai įdomus personažas buvo, kur apgaudinėjau jį, kad jis turi tas galės. Mokytojas tas. Jo, kai vienu metu gavo tas galės netyčia, ten kaip... Raitanas tai afigenas, man patiko personažas iš tikro. Ypač tą vietą. Tas blondinas mokytojas mobo. Kur useless yra. Atseit jisai yra, tas irgi. Ai, tas, kur apgaudinėjo. Jo. Jisai vienu metu, kai tas galės gavo, kai ten pradėjo siauti. Jo, ten sulaužė kardą kaip Ne, žaislinį jis tikrai kokį. malodės, aš pradžiu taip galvoju, blemba, jis apgaudinėja vargšą vaiką, žinai, tam blemba išnaudoja, bet paskui toks su savo tokiu kodeksu, tokiu Jo, Reikės, reiškia, pasižiūrėti, nes čia jūs taip džiaugiatės. pusiau sąžiningas. netgi jisai sakyčiau. fainas labai veikėjas, jis Jo. toksai Jo. sąžiningas apgaudinėtas. Jo. Gerai skamba. Ai, žiūrėk, ir iš Mob Psycho irgi best fight scenas, ne? Jo. Jo. Pa, kokie čia yra geriausios scenos buvo tam traukinių scenoje Mob Psycho, Tales of Zestiria buvo neblogos scenos. Ja, buvo. Jo, Tales of the Stereo buvo Boko no Hero Akademijų buvo geros scenos. neblogas. Ypač kai trinkė tam. Šiaip iš tikrųjų nerealios kovos buvo ir Naruto, bet Naruto yra Naruto, žinai. Aš sakau, ten kas dabar darosi, aš nesakau, kad grįžau, nes ten buvo pizdėt koks ten veiksmas. Eina Nu nafig. vis tiek, lyginant su O maginu, tai palauk, o tai dabar nuo kurios serijos reikėtų pradėti žiūrėti? Nuo pirmos, aišku. Ne, aš peržiūrėjęs iki Shibudeno, kai ten prasidėjo ten kažkokia... Ai, palauk, aš galiu net pažiūrėti, kurios serijos esu Tai žiūrėjęs. tu jau 300 pažiūrėjai? Oi, ne, aš daugiau pažiūrėjęs. Kapiet. Kažkur nežinau, nuo 300 iki Aš pirmą- 400 metus. Aš pirmą sezoną peržiūrėjęs visą. O būtum normaliai Gandamsydą pažiūrėjęs, nu, Nu, va, vietoj to šūdo. Ir tada Shibudeno 177 serija. Tai ten dar toliau, ten kai Madara, ten dar po Madarų, ten Ai, tai belekas. O eik tu savo 491 serija. Ten vyksta didžesnės, žiauresnės kovos negu per Mob Psycho, kai jisai pasiekė 100%. Ten dar žiauresnės kovos vyksta. Nu, aš skaičiau, pavyzdžiui, Naruto mangą. Nu, ne tas pats ten- paveiksliukas nejuda mangui. Nu, tai va būtent, kad... Eina Bet spalvotas. istorija geresnė. Nebent labai greitai Buvo. vartai O tai ten- taip jau. Nors bendrai ant Naruto pirmą kartą gyvenime pagalvojau, kad nu mangai negali būti fillerių, bet net ten sugebėjo būti fillerių. Nu tai populistinė, ten jau tempia, nežinau, iki ko, kad pinigai Tam- išspaus. Tam pavaduotojas piešia turbūt, ne tas meistas Lisėjus jau. Nu ir tą Borutą taip piešia, ne Kishimoto. Tas Gintamo Ai, dar yra Boruto tiksliai. Jo, bet jau nebe Kishimoto. Ten jau kažkas Gerai, kitas ačiū Dievui, paėmė. karoči. Galima bus net nežiūrėti. Gintamui tipo, Tikrai. irgi labai gera kova buvo. Bet aš nežinau, kas nors žiūri jūsų tą Gintamą. Ne. O ten šis kovas būna, aš ten 20 gal pažiūrėjau, nemačiau nei vienos. Kasukiai buvo labai gera kova. Apie ką jis išvystė? Ten Ten tipo samurajų parodija. Parodijinis toksai biškai. Nu, tai šiaip komedija daugiau, kaip suprantu. Prašysim, Beleko ten gumė, tai parodija. tipo Tai parodija yra parodijuoja. komedija. Na, bet aš ten nežinau, nejuokinga. Man irgi nejuokinga, visiškai. Ten labai daug kas sako, kad labai Čia jokinga. man Tai atrodo, kaip kaip, visiškų gyko, kad tu būsi prastas, nežinau. čia man atrodo kaip su One Piece, žinai, tas arba į kabiną, arba ne Jo, kabiną. gali būt, gali būt. Aš 30 serijų kažkaip peržiūrėjau pirmo to sezono, mane aš per dantis okandį žiūriu, aš laukiu, kada man bus įdomu, žinai.
Bet visi populiarius sako, visi geras yra. O kas čia, žiūrėk, skorė? 9.4. Nu. Ne, tai čia, tai aš nesuprantu. Kai tokie, tai jau, o kai zaibys rezerą, tai jau, oi, koks lievas. Mes Lievas tas žiūrėk. Rezero. Nu, buvo. Patys suslėpė. Aš lievą, ką dabar daryti, gerai. Visą gyvenimą aiškinu, kokį tu lievą. Gerai, vaikai, nesipykit. Vaikas, aš turbūt į babuškas tikčiau. Nu, tai vis tiek su manim vaikas. Ok, tai gal biškiau raukiam? Jo. Jo. Tai dar iki 12 tada. Biškiai įsijautėm per daug, gal biškiai. Nu, šiaip iš tikrųjų, jo, reikia žiūrėti, kada baigsis Azaro visi tie rinkimai. Tai Manau, po padarysim Azaro tada reikės dar apžvalgą. vieną rezumavimą padaryti kokį nors. Man atrodo, ten po Azaro, tai aš daug keiksiuos. Nu, ką aš žinau. Rezero nesikeiksiu. Jeigu Chicago Kyrė nelaimės, tai aš prakeiksiu Azarą visiems metam. Nelaimės, specialiai balsuosiu kažką kitą. Aš nuhakinsiu formą ir kad nelaimėtų. Galima pasižiūrėti, ar jisai gaunasi prie labiausiai užnisančio, ne? Pakeisiu prašiausia, ten, kur tas Kyra balsavimas vyksta, reikia pakeisti Kyros vardą į Jurijus. Kai baigsis balsavimas, grąžintas gal į Kyrą, jis tą laimės. Taip ir viskas. Tai ne Kyra, ten Kyra, jo. Ai, nežinau. Nežiūrėsiu. Tai jo. Vienu žodžiu, kada baigėsi balsavimas? Tas daro 14 dienų, man atrodo, ne? 15 dienų vakar, kai kilinėjom, tai 15 dienų darėm. Tai reiktų gal padaryti tą pačią Tai paskutinę dieną podcast'o. Tai darom tada gal vasario kokią 26. Nu čia priklausys nuo to, ar aš dirbsiu, nedirbsiu. Aš kažkaip nežinau, dabar nesijaučiu miręs, bet jaučiuosi kaip miręs vis tiek. Nesijaučiu miręs, bet jaučiuosi miręs. Katana. Nes man į darbą už 6, 7, 8 valandų. O jie, tu tai čia bliam persimėgusi dar, nu. Aš manau, kad nieko neužtenka. Tai mane... Man tai irgi darbas, kai tik reikia pradėti žiūrėti toliau tą gundamą. Šiandien dar 25. Kas nors iš esančių, gal būsit Mindzone Battleground'e, beje, renginys mūsų vasario 25. Ne, Vilnius, ne. Sorry per to. Iš Aš šitų, žinai, kas čia kad yra, tai niekada žinok, nebūna. nesitikėk nieko. Jie nebus tol, kol net važiuosiu į Lietuvą, nenupirsiu jiems bilietų. nepadės. Jau Kaune būna, aš visada dalyvauju. Ne, aš net važiuosiu tol, kol nesužinosiu, kur iš tikrųjų apsistoju. Ne, aš tai... Ar Kaune, ar dar kur nors. Jeigu pagertai, okei, o daugiau tai ne, manęs nesulauks. Tai gali, tenais yra baras. Ai, ne, Ne, baras supranti, pas ne, mane ne, ne, geriausias. baras- čia. Figne. Baras yra brangus. Pagamint dar gausi. Ai, Ne, jeigu pripės, tai... O, atsiprašau. Jeigu prigert, tai prigert normaliai. paskui pripist. Nu, Lietuviai socializuotis sunkiai mėgsta. Ne, Ką moka. padarysi? Nelabai. Gerai, nu tai ką, nu tai dėkui už kompaniją. ką ten? Jo. Jo, Smagu čia buvo. iš tikrųjų Balsuokit mes labai anime, puikiai- kaip Azarė visi. būtume. Nieko ten už nieką gerą balsuoti nėra, nes nėra rezervo daug kur. Nu, bet... Yra, kad tau Kaip nori. kiekvienam neįtiksi, o skonis visų skirtingas, žinai, o po šitas mėginų ieškoti taip. nereikia. Svarbiausia, nebalsuokit už jūrų. Ką? Kas už ką nori, tas tegu už tą ir balsuoja, nereikia. Atsiminkit, vaikai, nebalsuokit už Kyrą. Balsuokit už Kyrą ir jūs jo nesapnuosit per miegų. Tai balsuoti Ir ir ne. balsuokit už žirem. Ir balsuokit už žirem. Kas tariam, nu nelieva ir. Visiškai. Nu gerai. Okay. Gerai. Tai žodžiu, tikėkime, kad kiti metai, nu kaip šie metai bus geresni. Jo. Laikom Okay. knygščius. Tikimės. Tikėtis gauna visko. Taip. Nu, matysim, labai gerai pamatysim, kai baigsis žiemos startas. Jo. Ir tada pamatysim, ar labai gerai gausis, ar vėl bus pilki metai. Kol kas visai nieko, kol kas man visai patinka, net keli žiūriu. O tu žiūri ongoingus? Jo. Oh my god. Mega. Ok, viskas. Tau dėdė. Jak šima. Ate. Gerai. Це так. Viskas, Ate. ate. Iki. Bye bye. Bye bye.